Labas vakaras. 24 valandų komanda ir šiandien pasiruošusi jums papasakoti 3 neįtikėtinas istorijas. Kviečiu žiūrėti. Šiandien laidoje kaimynė spjaudo, kaimynas spardo. Arba kur dingo aliuminis katilas. Aš nenoriu pinigų, aš noriu katilą, kur metalą pardavai. Ašaros ir pamokslai. Kaip susigrąžinti atimtus vaikus. Problemų turi visa šeima. Ir mes tam ir esame, kad padėti spręsti tas problemas. Bet yra nenoras mamos spręsti tas problemas. Bet čia yra didžiausia bėda. Ir 2 seserų pjautynės. Aruovius, Čia tu neringaluoji, kad aš atsėdė du pacinukai man obuolį. socialinė pasakė. Langus čia išdaužinėja pas mane pusė. Linta pro langus, nuo pečių valinėja nuo. Sulaukėme pagalbos šauksmo iš Akmenės rajono. Virginija pasiskundė, kad kaimynui paskolino katilą. Iš aliuminio. Daiktas brangus, o atiduoti, pasak Virginijos, kaimynas nenori. Ar ši kova prasideda? Smūgiai, riksmai ir netikėta atomazga. Pasižiūrėkime, kokią tiesą išsiaiškino mūsų Aida. Virginija, papasakokit, kas atsitiko. Taip pasakysiu, prašė paskolinti katilą taukams ištirpyti. Aš paskolinau geranoriškai. Jis išvežė į telčius, į metalą, pardavė. O iš kur jūs žinot, kad jisai išvežė į metalo laužą? Kaip aš žinau, kaimynas pasakė. Kaimynas pasakė? Taip, O jūs jo paprašėt, kad jis jums gražintų tą katilą? paprašiau. Tai ką jisai jums atsakė? Na, pavarė. Tai dabar jūs norėtumėt, ką mes kad padarytumėm? Katilą tegul atperka. Aš pinigų nenoriu. Bet tokį pat aliuminį 16 litrų katilą tegul atperka. Žiūrėkite, aš skambinu dėl ponios Virginijos. Virginija sako, kad jūs skolinotės iš jos 16 litrų aliuminį katilą. Už 2 bambalius alaus mums pardavė. Pardavė už 2 bambalius alaus? Jo. Taukam daviau visi tirpyti. Aferistas melagis. O tai kodėl jisai dabar ginasi, kaip jūs manot? Gausi sprandai neapsigins. Jūs jį mušit? Taip. O jeigu jisai jums duotų pinigų ir sakytų, eik Virginija, nusipirk kokį nori. Ne. Tai jūs dar ir principinga tokia moteris, taip? Atvažiavo Artūras, einam pakalbinti. Labą dieną, Artūrai. O klausykite, tai kur tas katilas jos yra? Pardavė metalų katilų, bet tavo aišku problema, Ką meluoji, Tai Algos, ko vėsal tu nelaiminga, Pardavė, neturėš ko gerti, pardavė tų katilų, Net ar tebuvo. ką meluoji? Netoriško begerti jau. Štai aš ir prašiau, kad sakau, ar galite atvažiuoti. Aš nenoriu pinigų, aš noriu katilą, kur metalą pardavai. Tu jau pinigus, tada tu pateina atsimė. Aferistė, tu melagi, Tau iškeltų, aš kapės iš kuis ir išlyris, padal tu nelaiminga. padla, išvardino. Nebeturiš ko gerti jau, ne? Nebeturiu. Nu, o matai, jau pinigų atvažiavo, nebeturiš ko gerti, daug. Aš nenoriu pinigų, aš noriu katilą, A daug man pinigus atiduosiu tų katilų. Kaip čia buvo dabar? Jinai... Su to, on gyvent su gyventiniu. A, tai... Nu, gyvena. Jis sako, turi metalą atvažiuokit pasiimti. Nu gerai, aš atvažiuotų metalą, ten 9 kartų eurų. Ir ten sako, tu kartus visą, ko mes norit. Nu, jis sako, daug, man dar 3,5 eurų, aš matėjau, čia buvo prieš 2 metus, kai čia mes, nu, aš nuo 9 eurus, ir sako, ait, nusipirkti alaus visą, mes su to žmogu išvažiuojam į kraują, į metalą. Nu, ko tas buvo? į telčius susvečiai. Nu, tai aš pat leipė, vežti metalą, nu, konas. Ką liepiau? Tau kam prastai tirpyti, Kaip pakam aš tau tokiam rudysam, kad tauks turi tirpdys, ne? Matau, tyra. Ar tikrai nepardavėt jūs to katilą? Tikrai nepardaviau. Ar nesuprašai, Čia aš Nuslak, Sako, kad jūs jam pardavėt tą tai katilą. iš kur man pasiimti tą katlą, A girdis arklį, Nu, pati leipė, jeigu vežti metalą, pardavot. kam tau, sakai, tirpytis,
Pildytų. O Jėzau, atsargiai, atsargiai. Ką, tu paspardyti, ten durnė, nelaimėk, pasispjaudyti savo. O Jėzus Marija. Virginija. Ronkas dar pamačius. Ronkas jau drevo. Nu. Na. Tai kam jūs metat, Virginija? Tai nemeskit. Tegu eurą tą pasiėm, į subinės sakys. Praėjom pos metų apturiško gerti ir praėjom žmonių praš pinigų nuo viskų pardėvusi. Supratau. Tai labai ačiū, kad su mumis pakalbėjot ir kad viską paaiškinot. Pasispjaudys, šlapdribda. Tai aš manau, kad kaime moterėlė yra žinoma, ar ne? Paklauskit, ką reiškia, kas dėdas iš šinos. Pardavė Virginija tą katilą Mockui. Tai žinai, tai pardavė. Už 2 bambalius alaus. Jo. A tu matei? Katil, paprašyk, tau kam ištirpyti? Ir ištirpa. Bas, žinau. Aškia. Už 2 pustas. Aškia. Esi tu. Ir matė. A matei? A to, apie ką? Nematė. Virga paskolina. Paskolina. Katil. Paskolina. O jūs matėt, girdėjot, kad Ne, paskolino? aš nemačiau. Bet aš pats esu skolinis. Atidaudavau visko. Bet jeigu pasiskolina ir neatveš, ir ko gali padaryti? Jeigu galima, Žinau. dabar jeigu jūs patilės, aš vieną dalyką pasakysiu. Gerai. Artūras yra ūkininkas taip singa. Koks Aš pažįstam su Artūru, taip toliau senai. Biški palaukit. Ne visai nuo mažens, bet vien žodžiu, aš pažįstam senai su Artūru ir ant yra ūkininkas ir miškas susijim. Pažiūrėk. Ant yra atidėjęs pinigus. Traktorių prisipirkęs, fiskaruškų, miškus var, pinigų. Ir tu kažkokį katilą, kažkokį ten tokį, kelius centus, nam nikam nereikalingi, iš vis absoliučiai. Tai tau gal nereikalinga, o man reikalinga. Įsipagiriu, klinis, Jėzus Marija. Smerdytų. Virginija, ką jūs čia dabar darysit? Mušitės? Virginija, baikit. O Jėzus. Virginija, baikit, Jėzus Marija, nugi negalima. Ką? Baik. Bet jūs taip ramiai žiūrėkit, nugi sutramdykit. Tai ką man joks, jam. O į tą. O kieno čia tas langas yra? Šitą Virginijais, žinok, išdauž. Čia jūs išdaužėte Aš kai langą? išdauž. Baik. Jėzus, su viniais. O Jėzus, Pats, laukit, žinok. nusukit nugarą, jums čia su viniu trenkia. Nereik, nesvarbu. Pasakykit Paprasčiausiai- man, kodėl jūs dabar išdaužėt Virginijos langą, jau kad jau priėjo. Paprasčiausias dalykas. Buvo reikalas, aš mūrijau kamint ir taip toliau. Pasidėjau čia prie Virginijos laiptų, pasidėjau alą į gėlyną. Nu, tai alos nebėra. Baršinau, neleidinu. Paskui, nesvarbu, ten kas kaip buvo, išgėriau, biškai neišgėriau, užėjus laisvę atėjau, įdėjau suplytą į langą. Už tai, kad alų pavogė, viskas. Ai, tai- Kaip jūs sako, kad man Virginija, baigit, man 140. nebesimuškit daugiau, ten yra vinių, žinokit. Tai kas čia, Virginija, čia nugarą lindo? nejuokat. Įlindo į nugarą vinys. Eitas, nesvarbu. O dabar aš pasakysiu, ką buvo. A jūs čia žiūri visą kaimo žinovas, jo, jūs viską Ne, šitą, kaimyns. Kaimyns esu. Noriu supranti, Ani, dabar čia kaimyns, žmonių mirsa, vieni susikurkė yra. Palauk. Ir dabar čia visai Nerai, parą. savo žmoną turi. Ir ei, kito. Tai kur Čia, žinau? man atrodo, kad jums abiem patinka Virginija. Taip, Ne. ne? Ne, taisyklių klausykit, Nu, aš tiesiog pasakysiu. Atsineš pusę alaus, išgėrėm, pusę lėktų turėjo. Virginija, jūs išgėrėt žydrūnalų, kurį jūs čia pasiliko. Ne. Girdėjau, balovės, žinok, pradėjo per longus duris sparti. O tai kodėl jis tada spardė? Aš nežinau, kodėl sparti. Norėjo Virginija. Barškinau taip, žinai. Virginija, baikit muštis. Baik. Žiūrėkit, jisai nesigina. Neaiškink. O dėl muskos aš tai duodu nukirsti, kaip sakant, tą daiktą ant pirminių grįžtų. Virginija, baikit. Baik. Sakyk. Kodėl jūs įmušat? Ką jisai negerą daro? Tai man užeina. Užeina, kad norit muštis? Taip. O žiūrėkit, Vanda, o kaip čia Virginija, jūs papasakokit. Eikit, juk matot, neklauskit.
Klausot. Visas, ką jums žinai, aš nenoriu kištis. Biški moteriškiai prie cirkų tokių išgerinti, ne? Biški. O, įsudėjai. Žiūrėkit, pamirškit jūs tą katilą, nusipirksite dar 10 tų katilų. Spjaukit per kairį petį ir viską. Tegu lieka žmogui ant sąžinės, jeigu tikrai jisai pasielgia Nu taip nedaug. taip. Viskas. Tai tiek būtų kaimo aktualijų. Kaip šeimoje, taip ir kaiminystėje. Vienas žmogus konflikto nesukelia. Tačiau muštynės pasirodo čia kasdienybė. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Tačiau antroji mūsų istorija, kurią papasakos Donata, dar graudesnė. Mums paskambino verkdama Gintarė. Prieš keletą dienų 3 jos vaikus iš skirtingų mokyklų surinko ir išvežė į valdiškus namus. Gintarė sako, kad yra atsakinga ir gera mama. Dirba, negeria ir stengiasi kaip išmanydama. Išskubėjome gelbėti byrančios šeimos ir pasižiūrėkite, ką išsiaiškiname. Tai Gintarė, dabar mes ir pasikalbėkime. Iš tavęs yra atimti 3 vaikai. Teisingai supratau. Kada dabar čia taip nutiko? Pirmadienį. Tai viskas čia labai šviežiai dar. Taip. Ir vienas, sakai, vaikas iš tų 3 sūnus yra problematiškas. Ką turiu omeny problematiškas? Kame pasireiškia tas Nu, va čia problematiškumas? namuose irgi būna, kad su kirviais, su peiliais, šokinėja taip. Ir policija būna kviečiama visą laiką dažnai. Ir socialinės darbuotojai būdavo, prašydavom pagalbos. Nu va. Jie matyt, čia sąlygos blogos. Tai čia buvo 12 metais, kaip aš jas buvau atsiemusi. Tai čia ne pirmą kartą jie iš tavęs jau yra paimami? Antras. Antrą Bet kartą? Čia gyvenau su tokiu mažiausios tėvu. Taip. Nu, buvo alkoholis. Išgerdavai, ar ne? Kiekvieną dieną būdavo, taip. Išgerdavai. Bet po to, kaip suprantu, susitvarkė, ne šitą problemą. Taip. Tai dabar iš vis neįlašo. Ne, būdavo, bet tai kiek atvažiuoja patikrinti, viskas būdavo tvarkoj. Nu ir ką, pradėjo čia iš podo mėtytis iš tų Sūnus? didelių, taip. Taip, jis sugyventinį metė, tai jisai pasiskundė, kad sugyventinis įmuša, nors to net nebuvo. Paimti yra visi 3, ar ne? Taip, mergaitės nori namo, o jisai nenori. Jam reiškia geriau vaikų globos namuose, ar ne? Jisai ir policijai sakė, mane uždarykite koloniją kažkur mane. Nu. Taip blogai jam čia. Nu, jam taip atrodo, kad blogai. Baisi. Tada pirmadienį pradėjau skambinti visur. Tai ką dabar jie kalba apie tai, ko dabar reikia? Kad būtų geresnės sąlygos vaikam. Liepė lovą nupirkti, nupirkome tą lovą. Lova. Jinai išsiskleidžia. Ai, čia. Taip. Tai čia sūnus miegodavo šitoj Taip. lovai, ar ne? Po pirmo karto, kuomet vaikai buvo pakliuvę į globos namus, juos čia leido jiems Čia, gyventi. taip, taip. Ir kiek sakėte, jie gyveno čia 5 5 metus? metus, taip. Viskas buvo tvarkoje. Taip. Ir jie gyveno ir lankėsi socialiniai darbuotojai, Taip. nematė, kodėl jie negali čia gyventi, ar ne? Taip. Priminkit, vaikam yra nuo 10 iki 15 metų tam tarpe, ne? Tai vėlgi nėra visiškai maži vaikai, kurie, negalėtų savim pasirūpinti arba, vėlgi ne kūdikiai. Žiūrėjom dabar pas žmogų, kuris gali pasakyti mums informaciją ir išaiškinti, dėl kokios būtent priežasties iš tikrųjų buvo paimti Gintarės vaikai ir ko reikia, kad jie grįžtų į tą šeimą. Labą dieną, mes pas ponę Ingą. Labai, žinokit, dėkingi Inga, kad jūs mus taip klausykit, greitai sutikot priimti.
Iš savo pusės, aš kiek suprantu, niekada vaikai šiaip savo turbūt nėra paimami, ar ne? Jūs turbūt tą galit patvirtinti. Tai mielos moteris, jūs mums ir papasakokit, kokia iš tikrųjų yra situacija Gintarės šeimoje, jeigu galima. Tai va, tai priklauso ir dabar, kiek mes tos informacijos galime viešinti. Ar Gintarė, jūs sutinkate, kad mes viską sakytumėm taip, kaip yra? Taip. Tai tada tiesiai šviesiai, sakykit, kas ten kokios? Na tai pradėkime turbūt nuo to, kad Gintarės šeima yra socialinės rizikos šeimo apskaitoje, ar ne? Jeigu šeima patenka į šią apskaitą, reiškia šeimoje yra problemos. Šiaip neįtraukėme šeimą. Ir ko dabar mama nepadarė, kad vis tik buvo prieita prie to žingsnio, kad vieną dieną vaikai buvo paimti iš Gintarės? Tai dabar pagrindinės problemos iš tikrųjų yra gyvenimo sąlygos, kurios visiškai netinkamos yra vaikam. Buitį aš nežinau, jūs vykot, nevykot apžiūrėti, tai va, tai nežinau kaip kas vertins, bet iš tiesų kiek lankatės su vaiko teisėm, kiek lankatės socialiniam darbuotojam, tai buitis tikrai nėra tinkama, kambariukas yra labai mažas. Taip, kur gyvena ir miega, aplinkos pamokoms ruošti nėra, taip, tai čia buitis yra. Buvo keli posėdžiai vyko specialistų, tiek vaiko teisės renkasi, tiek mokyklos atstovai, tiek socialiniai darbuotojai, sprendžiam problemas, įvertinam, kokie pokyčiai vyko. Iš tikrųjų buvo tam tikri įpareigojimai. Susirasti kažkokį tais būstą, kurios sąlygos tiktų vaikam. Tai per pirmą posėdį buvo nutarta, kad Gintarė ieškosis tinkamo būsto, mes jau mūsų iniciatyvą jau socialinio darbuotojo, tarpininkavom tarp turto skyriaus ir ieškojame būsto, kur galėtų apsigyventi. Tai buvo pasiūlytas socialinis būstas Bukonių seniūnijoje, 2 kambarių, kurio šeima atsisakė. Motyvuodama, kad yra per toli nuo miesto, kad bus sunku darbą susirasti, bet iš tiesų... O tai kiek yra toli nuo miesto? Kiek toli? 20 km. Tada vėl darėm sekantį posėdį, vėl žiūrėjom, ką mes toliau daroma. Nenori, bet Gintarė įsipareigojo, kad ieškosis nuomai būsto kur Jonavos mieste, taip? Šnekėjo mes per paskutinį. Jonavos mieste arba pagerins tas būsto sąlygos, kur dabar iki šiol gyvena. Tai viso to neįvyko. O kodėl dabar aš? Kodėl Giedrė prižadėjo? Aš galiu viską pasidaryti. Bet kur žadėta? Plokštės, jų grindys, viskas irgi Giedrės pažadai. Dabar žiūrėkit, Gintarė, tai, ką aš prisimenu paskutinio susitikimo metu, vyko korekcinis posėdis, kuriuo metu buvo nutarta, tiek ir jūs dalyvavot, sutikot, kad ieškositės būsto mieste, kuris atitiktų vaikams sąlygas. Bet jūs ieškojot, Gintarė? Ieškojom. Ir neradot? Nieko nėra gero. Nieko, tikrai nėra. Gero, tai... Kas tai yra gero? Vat irgi klausimas jau, kas yra gero. Bet žiūrėkit, Gintarė, bet čia jau dabar kalba darbuotojas, tai jūs realiai žinojot, kad jums ant plauko kabo tai, kad iš jūsų bus atimti vaikai. Pirmo varianto, kur buvo pasiūlę būsto, jūs pati atsisakėt. Taip, nes... Kito varianto jūs pati, kaip sakot, neradot. Toliau nuolatinės problemos su sūnumi. Policija kviesta, tikrai neįvardinsiu kiek kartų, bet tikrai yra labai dažnai, daug kartų dėl policija, aišku, turi tam tikrų problemų pats vaikelis ir elgesio, ir ten kitos yra problemos, dabar į tai nesigilinsim, bet yra problemos ir tarpusavio santykiuose ir bendravime. Ir pačiai Gintarei mes siūlėme ir psichologo pagalbą, ar ne? Kompleksą pagalbų iš tiesų siūlėme. Bet pradėkime nuo to, kad bendradarbiavimas socialiniais darbuotojais, tai jisai nėra toksai sklandus iš Gintarės pusės. Tai, kas naudinga daugiau jums. Siūlome psichologą, siūlome kodavimą. Taip, kodavimo jūs taip ir neužsikodavot. Aš pati sakiau Giedrei, kad aš iš savo pinigų galim. Jūs šiai dieną užsikodavot? Ne. Neužsikodavot. Psichologo konsultacijos siūlėme, jūs buvote psichologo konsultacijose, kad padėti, kad jūs galėtumėt, nes kam yra tos psichologo konsultacijos, kad jums padėti. Reikia visai šeimai. Tai jūs esate šeima, yra vienas, jūs gyvenate visi kartu, taip? Tai jeigu vaikas turi problemų, turit ir jūs problemų, turit bendrai spręsti, reikia mokintis bendrauti tiek jų, aišku, yra ten atskiros problemos, apie kurias mes dabar nekalbėsime. O užsikodavimą paminėjo, tai išgert nevengia irgi šeimyną, kaip suprantu, ar ne? Turi tokių problemyčių. Buvo, bet kaip atvažiuoja, patikrinti niekada nerastų. O kai neatvažiuoja patikrinti, rastų? Ne, jeigu šeštadienis ir man neatvažiavo, tai reiškia... Ne, sakiau, bet kada gali atvažiuoti. Ne, bet tiesiai šviesiai, iš tikrųjų, Gintarė išgerėta, ne? Ne, tai būna taip, bet tai kiek, bet koduoti sutiktumėt, ar ne? Jau ir popieriai viskas pasirašyta yra mūsų.
Šaunuolė, kad jūs sutikot, bet iš tiesų dabar tie vaikai nėra atimti, jie yra laikinai apgyvendinti. Mergaitės nori namo, o pasakė, aš negrįšiu vis tiek pas tave. Bet dabar žiūrėkit, Gintarė, iš tikrųjų problema yra didelė, kad jeigu įsivaizduokit, ką vaikas turėtų išgyventi, jeigu mama teigia, kad jūs paimkite, o mergaitės palikite. Ir kieno tikrai nekartą yra paminėta, kad paimkite, aš nebegaliu susitvarkyti. Tai įsivaizduokit, ką turėtų vaikas išgyventi ir automatiškai kyla pasipriešinimas tada. Maištas. Teisingai. Kokią matot išeitį? Ar čia yra toks užburtas ratas, kad kuo daugiau norės ištiesti ranką? Pirmiausia, išeitis tai mamos noras susigrąžinti vaikus. Kad vaikus susigrąžinti reikia atlikti tam tikrus įsipareigojimus, kuriuos aptarėte su vaikų teisėmis, taip? Nu, tai mes tą kodą. Žiūrėkit, Gintarė, čia buvo visa seka tų įsipareigojimų, kurie turėjo būti įvykdyti iki rugpjūčio pabaigos. Jau rugsėjis. Tai visų pirma buvo gyvenimo sąlygos. Tada psichologo konsultacijos buvo numatytos. Buvo sutarta dėl psichologo, Gintarė. Nu, buvo, bet tai... Buvo. Reikia daugiau tvarkyti. Čia jums reikia kartu lankytis. Atskirai gyventi, vis tiek mergaitėms Bet jūs turit mokintis bendrauti kartu, nes kad vienas dalyvaus psichologo konsultacijose, tai pokytis šeimoje nevyks. Jūs taip pat turite mokintis prieiti prie vaiko, su juo bendrauti, kaip su juo kalbėtis, kaip spręsti konfliktus. Nesutinka Gintarė, matau, ne? Iš veido išraiškos. Tada dalyvauti pas socialinį darbuotoją sistemingai. Aš galiu, bet kas iš to su juo gražiai, jisai užlips ant galvos. Taip juk yra, taip. Tai va tam ir reikalingos tos psichologo konsultacijos, kad jūs mokintumėtės, kaip bendrauti su vaiku. Bet jūs net nenuvažiavot, Gintarė, nei vieną, ar ne? Jūs pasakykit, ko mes galėtumėm pagelbėti jų šeimai. Nu, jeigu Gintarė kreipiasi į jūsų tarnybą, ar ne, tai matyt vis tiek kažkoks autoritetas gal yra, tai galbūt Gintarė paklausys jūsų, kad pirmiausia priklauso nuo noro. Ir jūs turbūt matote, ar ne, kad ne tarnybų yra ir ne įstaigų kaltė, kad vaikai ten atsidūrė. Pirmiausia, pripažinkime, kad tai yra problema ir bėda yra jūsų. Mes visi esame pasiruošę padėti. Mes kaip dirbome su jumis, taip toliau ir dirbsime. Ir visų mūsų pagrindinis tikslas, kad ir mes suprantame, kad vaikam yra geriausia su tėvais. Ir mes padedam ir norim, bet vien mūsų pastangų neužtenka. Didžiausios pastangos turėtų būti iš šeimos, iš mamos. Ir jokio atskirimo negali būti, kad tas vaikas gali tenai būti, šitie vaikai negali būti tenai. Žinot, kai yra noras, tai motyvacija vidinė, tai visą laiką daug ką galima padaryti. Kiek metų buvo viskas gerai? Nu, dabar atėjo tas metas, kada negerai, tai bet kokiu atveju. Iš tiesų, tai žinot, gerai, kad mes dabar kalbamės, kol neįvyko nelaimė. Jūs sakot, kad galėjo ir iki to. Kiek kartų nenakvojo namuose, Gintarė? Net nenakvojo? Būdavo kelis sykius. Tai įsivaizduokite, netgi paskutinį kartą buvo ankstyvas pavasaris, šitaip šalta. Vaikas nakvojo kur? Kaune, jisai liko pabėgęs, taip jisai buvo. Tai čia buvo mažas žingsnelis iki nelaimės gali būti. Ir ne kartą, ir kiek žinau, kad buvo ir į miškus pabėgęs, ir palapinė šalia namųgi buvo pastatyta pavasarį. Ne pavasarį, ankstyvą pavasarį. Dėl santykių, ta prasme, dėl kylančių konfliktų, taip. Problemų turi visa šeima. Ir mes tam ir esame, kad padėti spręsti tas problemas. Bet yra nenoras mamos spręsti tas problemas. Bet čia yra didžiausia bėda. Vis tiek reikėtų tas... Ir dar kitas labai svarbus dalykas, tie nuolatiniai besikartojantis konfliktai, policijos kvietimas, visą tai mato vaikai. Vaikai iš ko mokinasi? Iš jūsų suaugusiųjų tėvų. Turit išmokti. Nu, va, matot, bet jūs matot, įsivaizduokit, vaikas yra nepilnametis, už jį atsakingi esate jūs suaugę tėvai, taip? Jūs turite mokinti, kaip elgtis, rodyti tinkamą pavyzdį. Tai jeigu jūs kaltinat vaiką, kuris dar pilnai neatsako už savo veiksmus, jisai mokinasi iš jūsų. Kas ir labiausiai reikia išmokti, kaip spręsti tos konfliktus, nes tol, kol tėvai nesuvoks tos problemos, kad ne vaikai kalti, o kalti mes suaugusieji, ne, kaip juos auklėjam, kaip ugdom. Tol ta situacija nesikeis. Gintarė, buvo pas mus posėdis, ar ne, kaip jūs pasielgėt? Kada specialistai pradėjo šnekėti, jums kažkas nepatiko, jūs pašokot, išėjot, durimis trenkėt ir išėjot. Vaikas elgėsi taip pat.
Jeigu susiduria su problema, jisai bėga iš namų. Tik tiek, kad jūs suaugusi moteris, jūs galite priimti sprendimą kažkokį ir tinkamai pasielgti, grįžti namo ar negrįžti, o vaikas, ką vaikui daryti. Jūs galite pasitarti, o ką jam daryti. Mes sutarėm su Gintarė, jog ji ir jo sugyventinis, nežinau vardo, Darius užsikoduos. Jūs sutinkat? Taip. Negirdžiu. Taip. Negirdžiu. Taip. Tai mes su Gintarė, kadangi yra tokia auksinė taisyklė, reikia bent jau, kiek aš žinau, 7 dienas būti negėrus nei lašelio, o Gintarė prisipažino, kad biškelį kepštelėjo tuo metu, kai vaikai buvo paimti. Tai mes kitą savaitę atvažiuosime pas Gintarę, pasimsime ją ir Darių ir važiuosime visi kartu gražiai užsikoduoti. Ir manau, kad tai bus pirmas toks geras žingsnis įrodant tai, kad Gintarė iš tiesų labai rimtai galvoja apie tai, kad vaikai turi gyventi kartu su ja. Keliaujam toliau. Prabėgo daugiau nei savaitė, kuomet mes pirmą kartą lankėmės pas Gintarę ir jos, pavadinsiu taip, šeimyną. Vakar paskambinusi Gintariai, sužinojau iš jos pačios, jog jie nesilaikė duoto žodžio ir dar vakar išgėrė, net nesigilinau iš tikrųjų, kokio alkoholio, bet, žinot, nuoširdžiai pasakysiu, aš esu žiauriai nusivylusi, nes tikrai tikėjau šią šeimą, tikėjau Gintarę. Ir ilgai svarsčiau, ar verta dar važiuoti pas šią šeimą ir bandyti su jais kažką kalbėtis. Bet, žinot, aš nusprendžiau, kad aš noriu pažiūrėti Gintarę į akis ir paklausti jos. Nejaugi alkoholis jai yra žymiai svarbiau nei jos atimti vaikai. Tai dabar Gintarė pasikalba mudvi, kaip sakant, tiesiai šviesiai, žiūrėk, iš esmės tu vakar man minėjai telefonu, kad buvot pas tas socialinės darbuotojas, ne? Ir ką dabar tos socialinės darbuotojus ten jums dar naujo papasakojo? Nieko davė tokius lapus, lankytis pas psichologę, paskui Užusaliuose tenais pas tą socialinę. Supratau. Ir čia dabar jau matau ir grafikas jums yra sudarytas, ar ne? Ir jūs jau čia pirmą dieną užsidėjot žvaigždutę, ne? Lankysitės? Lankysimės. Kodėlgi ne? O koduotis važiuojam šiandien? Galim važiuoti. Bet aš žinau, kad jūs vakar biškį išgėrėt. Ne vakar, už vakar. Už vakar? O kodėl išgėrėt, Gintarė? Po to posėdžio. Ta prasme, nervai suėmė? Ne, taip. O pagalvojai apie vaikus prieš tai darydama? Ne, taip. O ką galvojai? Kad blogai. Bet gėrė? Tai ten mažytė ta. Plėčkutė tą vadinamą liaudiškai. Aš dar pas Dariuką. Duosiu jam dar velnių. Kur Darius? Dariu, tai nuduo tau velnių. Ar tu žinai, kur mes šiandien turėjom važiuoti? Kur? O prie vakar ar už vakar ką darė tą būdu? Už vakar, bet tai. O prieš gerdami galvojot apie vaikus? Ne, tai mes galvom, kad jūs neatvažiuojate. Taigi aš buvau pažadėjus. Bet jūs pažadėjot paskambinti tiek matyti? Ir galvojot nepaskambinau ir reikia kaltą, ne tada jau, čerka. Nes šiandien mes turėjom važiuoti ir aš atšaukiau, paskambinau medikam pasakyti, kad... O iš kur buvo garantija dabar, kad negersit? Tikrai. 100%? Ką tai tada tariam dar 10 dienų, ne dabar? Nesilaikysi Dariau? Nes kažkaip tu man, žinau, Gintarė biškį stipresnė atrodo, net tu žinau. Dėduk, jūs kai pamatysit, kad jie turi kokią plėčkutę, spirkit iš kojos į butelį, kad išsilakstytų. Negali taip? Aš galiu. Galit? Gerai, Dariuk, laikykis. Davai, negerkit, gerai? Vo! Ir per kuprą, vo! Maladec, dėdukas. Jei atvirai, aš žinokit, esu šiek tiek likusi be žodžių, todėl kad nesakau, kad ta Gintarė yra bloga, bet, žinot, į klausimą, kodėl gėrėt, jie atsakė šypseną veiduose. Man atrodo, kad šita situacija nėra juokinga ir žinant tai, kad, Gintarės net 3 vaikai yra globos namuose, man atrodo, būnant
padoria, gera mama. Aš nežinau, kiekviena turbūt stengtųsi ir kabintųsi į gyvenimą, nežinau, net mažiausiai turbūt turėtų būti minčių apie alkoholį, o reiktų stengtis kuo labiau ir kuo greičiau tos vaikus susigrąžinti. Tačiau kaip diena taip naujiena, štai šiandien paaiškėjo, kad ji ne tik yra išgėrę, bet jau ir nebeturi būsto, kur gyventi, nes, na, kaip žinia, prieš tai jie buvo minėję, kad yra kaimynas, kuris juos įleidžia į jo sodybą gyventi. Žodžiu, nežinau, tiesiog man darosi apmaudu kiekvieną kartą, nes norisi ištiesti tą pagalbos ranką, bet patys žmonės jos tiesiog kartais nebenori priimti. Tai, žinot, čia yra toksai užburtas ratas ir aš manau, kad nuoširdžiai šita šeima dar 10 dienų tikrai neištvers. Ar tai bus, pamatysime jau tikriausiai kitose mūsų laidose. Dabar LNK eteryje trumpa reklama. Iš karto po jos mūsų laidoje matysite. Čia tu neringaluoji, kad aš atsiprašau, du pacinukai opuolė. Socialinė pasakė. Langus čia išdaužinėja pas mane pusiai. Linta pro langus, nuo pečių valinėja, nuo. Ir dar vienas konfliktas. Šį kartą karo kirvį iškasė seserys iš Radviliškio rajono. Viename name gyvenančios Edita ir Neringa ramiai viena pro kitą praeiti nebegali. Kas kaltas? Alkoholis? Turtai? Ar vyrai? Aiškinasi mūsų Aida. Neringa, gal papasako, kas tai atsitiko? Šiaip mano draugs pyksta su ją. Su ją tai kas? Su sesė. Ir kabinos jinai į mano vaikus, nes man kaip žinutės rašė, kol mano draugo vardas Gintas, vienu žodžiu, kol tavo Gintas čia gyvens, vaikams bus blogiau. O kodėl jie net šitaip nesutarė? Kokia yra priežastis? Nes todėl, kad mano sesuo yra, kaip ten sakė, mano kitos sesė, savanaudė, va. Savanaudė? Taip. O kodėl? Nes todėl, kad kol aš neturėjau draugą, paprasčiausiai jinai viską gaudavo iš manęs, pinigų gaudavo viską. Ir paskui tas draugas susirado, pastebėjo, kad mano sesuo savanaudė. Vaikus reikia dabuoti viską į pinigais jam, ir taip mišiniukus perko, tai moku pinigus už vaikus dabojimus. O aš juos vaiką mergičką sergantį, jinai man palika mergičką sergantį, tik cigarečių pakelį pirka. Ir tai pigiausiai, tų, kur yra po €70. O jinai iš manęs viską plėšia, vaikus, kai daboja man. Tai jūs manot, kad jinai pyksta, jog dabar jūs turite draugą, turite vaikų ir jau jai nebeduodate pinigėlių? Va, čia tai yra svarbiausia. Jinai man rašo, tavo vyras tą padarė, tavo vyras tą padarė. Jinai man pasakė, kad aš 26 rugpjūčio savo dukrą ant gatvės už plaukų tempiau. Iš kur? Tai taip tikrai nebuvo. Prižiūrė, kaip išmanydama prižiūrė, aišku, vaikai turi. 2 vaikai yra, kuriems sustatyta neįgalumai. Vis dėlto yra sunkoka, bet jin stengiasi Neringa, kaip beįmanydama. Bet to mūsų socialiniai darbuotojai kiekvieną mielą dieną bendrauja, lankosi, bendrauja su ta šeima. Jai ypatingas dėmesys skiriamas, išskirtinis atvejis. O čia sakykite, ar yra jūsų vyras ar jūsų draugas? Draugas, aš nevedus. Tik jis čia pas mane gyvena. Ir vienas vaikutis yra dabar būtent šito draugo, ne? Taip. O ta pirma mergytė yra kito vyro? Kito. Visi 3 kiti. O kiek jūs viso vaikučių turite? 4. Trukdo tas vyras, Gintautas tikrai nieko nesistengia dėl šeimos. Tikrai va taip, jis nesistengia. Ir Neringa Kulpytė keičia partnerius, tarp kitko. Labą dieną, Edita. Mūsų išsikvietė jūsų sesuo. Ir jinai sako, kad jūs labai kišatės į jos gyvenimą, kad rašot skundus, kad jinai vaikučių neprižiūri. Jinai čionais kvietiniai visokias policijas ir taip toliau. Aš nenoriu iš vis čia gilintis, nežadu aš kalbėti. Aš tau policijas kvietinėjau. Nežadu aš kalbėtis ir man vaikučiai nekilnokit. O žiūrėkite, Edita,
Tu palik mane ramybėj su vaikais, dar kartą aš tau sakau. Ko rašinėjai tu man žinutės? Jei tu su to Gintu kariauji, tai jam į tiesioginį rašyk, o ne mano į telefoną. Ir palik tu mano vaikus. Nebedaryk cirkų su savo to Gintu, gyvenk, ką tu nori tą daryk, bet mane tas Gintas neišvys iš mano pusės. Iš kur ištraukė? Tau rašė jis? Rašė? Aš labai galiu greitai įsikviesti, jis prilėks tuoj. Čia mano pusė yra nama, net negalėjau grįžti. Man sakė, į savo Radviliškį ir gyvenk. Edita gyveno mieste Radviliškyje. Ir metai laiko, kai grįžus čia, į šitą mūsų seniūniją, kaiminystę, ir jos pradėjo konfliktuoti. Pavydė viena kitai, aišku, dėl tų problemų, to labiau, kad Edita ištekėjo, o čia neištekėjus. Tu man rašiniai, tavo vyras tą padarė, tavo vyras padarė. Nes aš tau ne kokią snarglę, kad čia puldinėsi. Tu esi tokia. Langus čia išdaužinėja pas mane pusiai. Linta pro langus, nu, pečių valinėja, nu. Viską dirbas. Dabar aš pasakiau, kreipsius aš tau. Tavo tas Gintas, Dieve, tu mano gyvenk su to Gintu, man Čia rašinėjai tada. Rašinėjai. Man rašinėjai. Palauk, čia tu rašinėjai. Aš rašinėjai tau. Palauk, tas Gintas kažkokį numerį, nu, susidarė. Ginto numeris, aš išsiaiškinu, kad ne Ginto numeris ir ne draugų numeris. Ar tu Gins ten rašinėjai tau? Žiūrėkite, Edita. A tau patinka cirkai? Durnykė apsimetė. Nes tu, kad tu nesupranti, ką aš tau rašau. Tu pamiršk mane ir viskas. Ir viso. Trink numerį lauką ir viskas. Ir neberašinėk man apie tą Gintą. Neberašinėk, nu, bet palauk, Neringa. Bet palauk. Mes negalėsim, mes vis tiek turėsim reikalų. Reikės už žemę pinigus mokėti viską, nu. Vis tiek bus reikalai. Ką jisai blogo daro tas Gintas, jūs man papasakokit. Tai kokios žinutės, kokias varo, jeigu netikėt, aš galiu įrašą paleisti. Turiu aš įrašą netgi, kaip ant manęs visokiais žodžiais vadino. Ir dabar nėra vyra, yra žinutė, kad vyras skris už durų nesupratęs net už ką, o man padarys tokią vestuvinę dovanykę, kad aš gyvenime ilgam prisiminsiu. O sakykit, o kas čia tokio atsitiko, kodėl jūs taip susipykot su Neringos vyru, kur čia ta katė perbėgo? Šiaip aš tiksliai nežinau, bet buvo viskas gerai, čia trynės, ėja būdu, daugiau atvažiavo, nu, mano vyra atvažiavo brolis. Nu, ir Neringa Matas pasakė tam Gintui, nu, tas Gins pradėjo, tai ką čia ta dabar nori tau kitą vyrą pripiršti, nori mane išvyti lauką vieno žodžio, ir pradėjo visokias, nu. Bet Neringa, tu turi atsakyti už savo vyrą, kurį tu priėmei į savo namus, ar ne? Natūralu, kad sesė rašo ne tavo vyrui, o rašo tau, nes tu esi jos sesuo. Jei tas žmogus yra visiškai svetimas, tai natūralu, kad jinai rašo tau ir sako, jo, Neringa, bet ten... Ar yra kokios nors vilties, kad jūs susitaikysit su Edita? O dėl ko? Ar rovius į plaukus? Čia tu Neringa roji, kad aš atsėdėjau dubacinu, kai obolė. Man vakar socialinė pasakė. Ir net užrašyta kelintą dieną pasakyta. Nebemesk bėdo, su matroška susidėjai tokių varai pliotkinį. Aš tai tavo numerį ištryniu, atsiprašau, panelė. Bet dar kartą užsienos išgirsiu, pati kviesiu tą 24 valandą. Ir blogai gausis. Ką kviesi? Ką girdėsi? Kai atėjau pas tave į svečius, tiesiai šviesiai pasakė, eik. Aš į savo kiemą, atsiprašau. Kaip jie į Varalinį, pas mane forkę buvo atidaryta, aš girdėjau, kaip ant juos sakei, kaip jūs ėjot į Varalinį. Ko žiūri, kaip pasakė, aš girdėjau savo ausį. O tu vaikus, tai tikrai primokai ant manęs kavarytų. Jeigu atsiprašau, iš šulinį vandens negaliu nueit pasimti, atsiprašau. Man nereik mokyti. Jūs tikrai pati matėt, kad Neringa skriaudžia savo dukrą? Taip, mačiau. Kad muštų vaiką? Tu džiaugis, kad mano telefon sugedanas balts, matai kokį naudoja. Aš parodyčiau įrašą. Turiu įrašą nufotkinus, kaip ant kelio tampė, kai Oleks atvažiavo tada. Neatsimeni? Matai, kaip tu gynės, matai? Ir viens dalyks, jinai nebuvo ant kelio, o jinai buvo kieme, kai aš ėjau gaudžiaus, ir jinai nebuvo ant kelio. Ir tu gali nemeluoti, aš su vaikais nejau ir tu ne
Čia protą. Ai, man zin vienu žodžiu. Paliktų mane irgi ir aš tave nepaliksiu, norėjau pasakyti ką tik. Aš tave palikau, susimaišai, norėjai pasakyti. Aš tau nerašinėjau, Nu gerai, nerašinėjau. jeigu tu mane palikai, kuo tu skambini sniegi, kuo varai apie mane, kuo loji, už sienos viskas keurai girdžias. Nu tai jei tau girdžias, tai ko neįrašai? Sienos tai labai plonos čia. Įrodyk, ką aš varau. Žiūrėkit, aš suprantu, kad jūs susitaikyti čia nėra šansų, turbūt jokių, ar ne? Dabar žiūrėkite, Edita, ar galime sutarti, kad jeigu jau nebesusitaikot, kad jūs iš tikrųjų neinat nei į tą pusę, Aš negaliu į tą pusę, nes čia mano pusė kiemą priklauso. Pardavom visos 3 žemės ir gavom po 5 000. Vienu žodžiu, dabar ten Vilnius, tas VMI, ten smaug vienu žodžiu, reikia atiduoti kažkiek ten, nu ten euras reikia kažkiek atiduoti. Ir jūs visos 3 turite... Visos po 134 mes turėjom atiduoti, tą nusprendė neduoti. Netgi Vilius Smulkis tai davė pinigų. Kas yra Vilius? Ūkininkas, kur pirka žemę. Nu, tai gerai, o aš neduosiu. Palauk, tu turi duoti, tu ne man neringa duosi, ne Aš man. dabar klausiu, Man nereikia. jei ant mano vardą būtų užrašyta ir aš būčiau vieną tvarkius, ar tu duotum? Aišku, kad duočiau, nes aš privalau duoti. Jeigu aš būčiau negavus tų pinigų. Būtum pasakė, žinai kaip, aš neturiu pinigų. Jeigu aš būčiau negavus tų pinigų, taip, neduočiau, bet dabar turi duoti. Aš galiu pasakyti, Į tą pasakėt, kad sniegiai neduotų, o sniegia duos. Tai dagu duot. Jei durna yra įduot. Vienas namas parašytas abiem lygiom dalim, jos abi buvo globojamos, pas globėją, senelis užrašė, tai yra ir čia bus konfliktai. Nežinau, kuo jie baigsis ir kaip čia bus. Mes kalbėjomės, mes prašėm geruoju susitarti dėl ribų, dėl kiekvieną savo kiemą turi, dėl bendravimo, dėl... Vienu žodžiu, prašom, kalbamės. Dabar žiūrėkit, ar jūs galėtumėt pasikalbėti su savo draugu, kad jis tiesiog irgi paliktų jūsų, nekibintų tos sesers? Aš sakiau tam draugui, bet draugas pasakė, aš juos nepaliksiu ramybėj įkeršysi, nes vien dėl to, kad man buvo policija naktį iškviesta ir jei man būtų vaikus naktį išvežę, tai jie tuo labiau būtų jie. O ką iškvietė tą policiją? Nes todėl, kad pas mane ten jo draugs pas mane čia biškai dirba, nes vedžiojamės vandenį, mes ten plėtelės klijavo, ten ir viena žodžia gėrė mano draugs su tuo draugu, aišku, bet mano vaikai buvo suguldyti, ką žinau, citra, gal kokią 2 stiklinės aš išgėriau į viskas, bet vaikų tai buvo nematyta, kai aš ėmiau tą stiklinę ir man į 9:30 iškvietė policija. Ir taip, aš pripučiau 084, pripučiau. Aišku, man vaikų neišvežė, nes todėl, kad vaikai buvo jau miegoję. Mielos seserytės, nes tokios gražios merginos esat, man taip gaila, kad jūs taip pykstatės. Nes ir aš turiu sesę ir net negaliu įsivaizduoti, kad taip galėtų būti. Siūlau tiesiog nelįskit viena prie kitos. Jeigu jūs galit, praignoruokit, nesikalbėkit ir taip toliau. Kas yra, man žinokit, širdis kraujus rūva. Bet jeigu kitaip neišeina, tai bent taip. Kitas dalykas, jūs abi turit mano telefono numerius. Jeigu matot, kad kyla konfliktas, kartais, žinokit, tas svetimas žmogus šiuo atveju aš, kartais įneša tokio, žinot, tai, ko jūs negirdit viena kitai sakydama, nes jūs jau nebegirdit viena kitas. Ar galim sutarti, kad bent jau šiandien jūs tikrai nesibarsit? Kol jinai man vėl neparašys žinutę apie tą gintą. Jinai nerašys. Aš nežadu tau rašyti ir jau kiek laiką nerašiau, bet tiesiog, jeigu tu tai padarėjai, jeigu tu tai padarėjai, daugiau viską, savo balsą nuo šiol, savo vardą nebenoriu girdėti nuo šiol. Ne už sienos, kad nebegirdėčiau niekam. O ką aš savo namuose, aš nieku su juo, tai nebūtina. Matai, tu varai ant manęs savo namuose. Sesės, stop. Aš nevarai. Aš nevarau dėja. Dėja nevarai. Sesės, stop. Jau aš matau, kad mes vėl užsukom viską iš pradžių. Tu netgi pasakyk, kad specialiai pasakyk 4 valandą. Aš keliu rankas. Kelsi vienai mane specialiai, kad vaikam nemegoti. Seserys ištrynė viena kitos telefono numerius, pažadėjo nesikalbėti ir nesikabinėti. Tikiuosi, moteriai supras, kad jų konfliktus kenčiantys vaikai vieną dieną gali atsidurti valdiškuose namuose. Tada jau nebebus ką teisti ar kaltinti. Tik save. Šiandien tai jau viskas, ką norėjome jums parodyti ir papasakoti.
Dėkoju už jūsų dėmesį ir primenu, kad 24 valandų žurnalistai laukia jūsų skambučių telefonu, kuris nurodytas ekrane. Jeigu ir jūs apgavo, įžeidė, apvogė ar užtikote mylimąjį su kitu, skambinkite ir mes būtinai pasistengsime jums padėti. Gero ir ramaus vakaro su LNK. Sudie.